Nuo 24 metų, tai yra sausio mėnesio viduryje mokslo metų, yra didinamas mokestis pradinukams už tai, kad jie pasilieka po pamokų mokykloje. Mokestis keliamas beveik dvigubai, apytiksliai iki 60 eurų. Vilniečiai ir kitų didžiųjų miestų atstovai ir gyventojai nesupranta, kodėl Klaipėdai nerūpi jos vaikai. Ir kodėl klaipėdiečiai turi mokėti už tai, kad vaikai pasilieka mokykloje, vietoje to, kad bastytųsi gatvėse ar prilipę prie mobilių telefonų ekranų sėdėtų vieni namuose. Didieji ir net mažieji miestai sugeba vaikų papomokinę veiklą užtikrinti nemokamai tam, kad jie saugiai sulauktų tėvelių, kurie baigia darbus ne vidury dienos, o pavakary. Tam, kad vaikai nesibastytų gatvėmis, kad nekiltų pavojaus ir pagundų vartoti narkotinės medžiagas. Tam, kad daugiau šeimų jaustųsi saugios augindamos savo atžalas Klaipėdoje, nes dalis šeimų siekdama subalansuoti savo biudžetą atsisakys šios apmokestintos paslaugos ir paliks vaikus namuose vienus. Nemanote, kad šeimai su 2 vaikais 100 ar 120 eurų per mėnesį yra perdėm didelė suma? Merė ir Klaipėdos miesto valdančioji dauguma sustabdėte begalę miesto projektų. Liko ne vienas laisvas milijonas. Todėl kreipiuosi jūsų prašymu investuoti į saugią šeimą, investuoti į mūsų vaikus, juk jie kurs mūsų miesto ateitį. Raginu miesto valdžios atstovus įvertinti klaipėdiečių šeimų finansinę naštą ir dar kartą apsvarstyti, ar miestas pajėgus rūpintis vaikų užimtumu, jų saugumu, fiziniu aktyvumu, tėvų psichologinė būklė ir ramybė. Juk sveika šeima yra sveikas miestas.